Sveiki Evangelijos be cenzūros žiūrovai, sveikas Rolandai. Sveikas Arvydai. Sveiki visi žiūrovai ir su Rolandu nutarėm tęsti paskutinės laidos temą, biškį ją labiau praplėsti, pasikvietėm į studiją svečius tam, kad aptarti, koksgi tikinčiojo dabar laikas, ką reikėtų keisti, ką reikėtų galbūt palikti, o ką reikėtų šitam laikė atrasti. Ir noriu pacituoti Rolandai vieno žymaus prancūzų poeto žodžius, kad mes pradėtume šitą studiją kaip įvadą. Kiekvieną kartą, kada žmogus stengdavosi įsivaizduoti žemišką rojų, graudų, bet gaudavosi neblogas pragaras. Ir čia tą temą tokią mes tęsime, kągi mes žmonės padarom tokio, kad liktai norim gerą, bet išeina mums Norėjau kaip geriau, bet gavosi kaip visada. Ir šiandien galbūt mums padės su Rolandu mūsų svečias, tai pasikvietėm Elvyrą Šumkovską, kad padėtų mums galbūt iš šono pritarti arba paneigti mūsų su tavim, Rolandai, mėtomus akmenis. Aš sakyčiau, gal nei pritarti, nei paneigti, galvoju, gal praplėsti šiek tiek tas teisingą žodį panaudoju. Netgi ir akiratį galimai numesti. Taip, galbūt ir mes kažką tai su tavim turime išgirsti naujo. Elvyra, labas vakaras. Labas vakaras. Malonu, kad moteris mūsų tarpė, nes mes kviečiam čia vyrai ir tu esi trečia moteris mūsų studijai ir tai yra simboliškai, mes trysia, trečia moteris. Aš manau, Nežinau, kodėl tu tai akcentuoji. Visada nėra nei vyra, nei moters, tai čia dabar kažkaip akcentuoja. Nežinau. Ta tema mes su tavim kad nors paliesime, translyčius krikščionis, jinai irgi įdomi ta tema. Elvyra, kviesdamas tave, iš tikrųjų, žinau, kad tu vadovauji proto atnaujinimo studijai, bet jeigu taip drįsčiau tave pakalbinti ir kalbėti tą temą, ir va šitie poeto Polio Klodelio žodžiai, jie kaip ir parodo. Žinau, kad tu tikėjimo žodžio bažnyčios lankytoja, buvai meilės žodžio lankytoja, tu buvai miesto bažnyčios lankytoja. Kodėl dabar proto atnaujinimo studija? Ką reikia dar žmogui atrasti arba ką reikia pažinti, kad tu gautum tą atsakymą? Ir va šitas mūsų poeto Polio Klodelio galbūt įžanga, jinai galbūt padės mums tą panoramą su mūsų žiūrovais šiek tiek praplėsti ir tu savaip galėsi pasidalinti. Kodėl? Tie žodžiai, kuriuos kalbėjo Arvydai, to poeto, tai va būtent nukreiptas yra į nuosavą teisumą žmogaus. Ir kaip ir Paulius sakė, kad noriu daryti gerą, o viskas išeina negera. Kaip visada. Tai mes iš prigimties Dievo mes norim gerų dalykų. Tai kodėl tas medis vadinamas yra gėrio ir blogio pažinimo, kodėl mirties medis, aš klausiau Dieve, tai kodėl jis ne tik blogio, bet ir gero pažinimas. Ir va šito žemėje galima sukurti gėrį, blogį, bet Dievo medis yra gyvybės, tai yra amžini dalykai. Tai visa tai, ką aš ir darau gerą, aš noriu, kad tai liktų amžinai. Bet tie dalykai geri iš mano paties supratimo, pajėgumo, jie kaip ir iškelia mane, ane, ką aš. O taigi Jėzus ir išlaisvino mus nuo pačių savęs. Nuo to aš, kad mes žvelgtume į kūrėją, nes Dievas sako, jūs be manęs nieko negalite. Tai ačiū Dievui, kad Dieve, aš be tavęs nieko negaliu. Net ir mokiniai, kurie vadino gerasis mokytojas, Jėzus sakė, kodėl mane vadinat geru, vienas Dievas geras. Tai o ką Jėzau, tu ne Dievas? O Jėzus sako, jis nukreipia į tėvą, aš darau tik tai, ką matau tėvą darantį, ane? Taigi mes, Jėzus mūsų vyresnysis brolis ir jis pavyzdys, jis atėjo apreikšti mums tėvą ir tik vienas jis turi tos santykius su Dievu. Ir jis pakvietė mūsų tos santykius, kad mes iš Dievo darytume tos gerus darbus, kuriuose yra gyvybė.
ir tada viskas pasiseks. Rolandai, o aš iškart, kai... Aš tik galvoju, žinai, Elvyra paminėjo gėrio ir blogio pažinimo medį. Man iš karto kila klausimas, toks vėlgi pamastymai plačiam, o kiek čia yra blogai arba nepriimtina pažinti gėrį ir blogį? Ir kaip suprasti, ten tą pasodino gėrio ir blogio pažinimo medį? Tai reiškia, aš galvoju, ar čia yra blogai pažinti, atskirti gėrį nuo blogį? Kurioje čia vietoje, kaip tu galvoji? Kas tavo manimo su to gėrio ir blogio pažinimo medžiu blogai? Blogai tame, kad tai yra tik tai trumpas tas fizinis materialus gėris, o mes esam būtybės amžinybės. Ir pažinti Kristų tai yra amžinasis gyvenimas. Tai va, o kada aš koncentruojuosi į tą ribotą medį, į gėrio blogio pažinimo, tada aš apriboju save. Aš galiu sukurti gerus dalykus ir tada aš pašlovinu save. Aš pasakysiu, kokią intenciją tą klausimą užduodu, nes aš irgi žiūriu viską per kristocizmą, nes ir Evangelijai pagal Joną parašyta, kad įstatymas atėjo per Mozę, o malonė ir tiesa, kitaip sakant, pažinimas, nes Jėzus sako, prikeltas iš kapo, jisai davė, atvėrė žmonėms protus suprasti. Ir laiške korintiečiams mes žinome, kad sako, jūs turite Kristaus protą ir galite pažinti. Ir Jėzus, jeigu taip žiūrėt per Evangelijas visas, jisai sako, medį pažinsi iš vaisių. Tai sako, reiškia, galime pažinti, kur yra geri vaisiai, o kur yra blogi vaisiai. Nes jeigu mes atmetam gėrį ir blogio pažinimą, tai mes tada tarsi prarandame tokį kaip orientyrą. Čia toks giliai toks pamastymui, pakontempliavimui klausimas. Čia nėra, kad reikia taip ar kitaip atsakyti, bet pamastymas, nes jisai sako, mąstykite. Jėzus visas sako, žiūrėkite, yra taip ir taip. Sako, tu mumis jau biški užknisai tu su tai savo palyginimais. Tu gali tiesiai pasakyti, ką tu nori pasakyti. Kodėl Jėzus tiesiai nekalbėjo? Sako, medį pažinsite iš vaisių, jisai duoda palyginimą, kam? Kad žmonės mąstytų. Ir mes, kuria prasme ir turbūt esame mąstančias būtybės. Taip. Ja, čia mes įeinam, jau matau į tą tokį iš karto į gilumą politą. Aš norėjau biškį apšilimų, jūs jau varot. Aš reaguodamas jau ne į tavo žodžius, tu paspalnė, bet Elvyra paminėjo būtent tą, kada tu replikavai apie pažinimą. Man iškylo dar viena rašto vieta, kuri mane vis laik baugindavo. Aš atvirai galiu pasakyti, kada apaštalas Paulius sako, jau nebe aš gyvenu, o Kristus manyje. Man tai buvo, kas tas yra? Kur mano? Ir aš manau, kad kada mes pajudėsim jau į tuos klausimus apie Elvyros, nes aš nebereikalo sukuosi aplinkui kaip ta musė, nes mes matom, kad... Bet apie medų. Kad mes galime daug ką mokytis. Mes galim labai ilgai mokytis ir rašto. Istorija rodo 2000 metų. Krikščionys kabina šitą knygą ir jie vis kažką tai dar nepakankami, dar kažką tai atranda. Ir galbūt tas klausimas apaštalas Paulius yra, tai kada aš tapsiu Kristaus? Kada aš atrasiu tą ramybę, nes aš jau lenkiu į Elvyros tą daržą, kodėl proto atnaujinimo mokykla ir tu tampi mokytoja, kai jau tu turi bagažą 4 bendruomenių. Tai kas ten nepakankama buvo tokio, kad tave, galim taip švelniai, nepaprotino arba neišmokino, nes mes visi tam tikrų epochos laikų einame. Ir šiandien ir praeitoj laidoje mes su Rolandu minėjom, kažkas tai krikščionybė yra kaip rankinį stabdį užtraukęs, mes nejudam į priekį, mes norim grįžti į tą laisvę. Čia gali būti tik tai tau atrodo, kad neįdom. Galbūt reikia sakyti, kad tada kalbu aš. Mums taip atrodo. Todėl mes čia, ponė mokytoja Elvyra, ir pagėdėm, kad mums biški, gal mes su tam iš tikrųjų stabdom. Aš manau, kad yra gerai, kad mes pakvietėm Elvyrą. Taigi, tas pirmas klausimas. Ar turi keistis bažnyčia, kad į kažką tai ateitų? Nes aš matau, tu keiti formatus, tu keiti aplinkybės, tu eini per gyvenimą nestabdydama,
Aš manau, kad nieko čia blogo, kad mes keičiame formas, keičiame aplinkas, miestus. Žmonės, lietuviai šiandien keičia kontinentus, ten atranda kažkokią laimę. Nu, mes dabar kalbame apie proto studiją. Tai yra pirmo klausimo galbūt ir atsakymas, gal aš atsakau, kodėl tai? Visų pirma, aš dėkinga Dievui už pirmą įžengimą į bažnyčią, ane? Nes aš pati gimus Vilniui ir tikėjimo žodis, tai yra pirma bendruomenė ir aš ten atgimiau iš aukšto. Aš ieškojau, aš sakau, Dieve, išvardinau visus šventuosius, kai aš išbandžiau visą savo pajėgumą keisti gyvenimą ir man nieko nesigavo, aš aklavietėj buvau. Ir aš tada vardinu visus šventuosius, kas nors atsiliepkit, man reikia jūsų pagalbos, man reikia realios pagalbos. Ir aš pirmą kartą apsiverkiau ir per kelias dienas vėliau ateina žmogus ir kalba, kad Elvyra, yra bažnyčia, kur Dievas gyvas, kur jis keičia žmonių gyvenimus. Aš neigiau, sakau, ką čia yra katalikų kunigai ir viskas, apie ką tu kalbi. Ir va tada man buvo toks kabliukas, kad aš jau tada ten Hari Krishna knygos jau paruošiau, troškimas jau kažką pažinti daugiau negu aš žinau. Aš sveikai maitinausi, aš sportuodavau, tiesiog norėjau būti ta tobula mama. Ir viską dariau, bet aš aklavietėj buvau, nu vat santykiai, ane? Aš svajojau apie nuostabią šeimą, santuoką, o čia po 7 metų santuoka griūna, nesusikalbam. Man balta, jam juoda ir kodėl? Ir tada toks šauksmas, Dieve, tai jeigu tu esi ir jinai perspėja gerai, tada jeigu tu nori, galim nueiti rytoj. Jinai lieka pas mane miegoti. Ir sako, žinai, mane perspėjo, aš tik tai 2 savaitės, bet jeigu tu nori ateiti į bažnyčią, kur yra gyvas Dievas, velnias pradeda tau uždaryti duris. Aš skanu čia dabar, maža to, kad Dievas gyvas, čia dar ir velnias yra. Nu yra gėris, blogis, bet prie ko čia velnias? Sakau, baig tu kalbėti. Mes atsigulam miegot ir aš visą naktį, temperatūra 40 ir aš tiesiog visą naktį vėmiu ir viduriuoju. Ir ryte 6 valandą eilinį kartą, sėdint kambarėlį, man atėjo suvokimas, ką jinai sakė. Aš sakau, šėtone, tu nesutrukdysi, aš vis tiek nueisiu ten. Ašgi neigiau, tai kodėl aš pasipriešinau? Tai buvo gyvas dalykas. Ir vat atsidūrimas šitoj bažnyčiai. Ir rytoj aš einu, vat iš ryto vis tiek aš 2 valandas pamiegojau, einu į bažnyčią, pamokslavo Gabrielius Lukošius, profsąjungų rūmose. Mane perspėjo, kad gale kviečia priimti tą gyvą Dievą. Man labai buvo įdomu. Ir aš jau kaip ir laukiu, ir 15 minučių šlovinimas pasibaigė, pastorius sako, sustokim. Aš jaučiu, kad yra žmonių, kuriam labai blogai. Man temperatūra sumažėja, bet aš visą drebu, visą naktį beveik. Ir iš 500 žmonių, gal buvo 5 žmonės, kur pakėlė rankas ir sako, dabar padėkit šalia esantį žmonės rankas ir meldžiamės. Kaip tik aš pajutau prisilietimą, aš pirmą kartą pajutau tokią meilės, begalybės, tą pajėgumą, aš niekad anksčiau nesusidariau. Aš supratau, kad čia yra gyvas Dievas ir aš laukiau, kol aš ateisiu ir priimsiu tą gyvą Dievą į savo širdį. Tai mano pažintis su bažnyčia yra nuostabi. Nu tai čia ta kelionė man irgi priminė tos laikus, tai kai mes irgi tos dalykus darydom, tai galbūt čia mes tą temą ir sakom, ką mes pamiršome, ką mes labai gerai buvom pajutę, nes šiandieną liktai mes rankų nededam viens ant kito, mes meldžiamės. Aš tik ką girdžiu ir kiek mes turėjom ir svečių, ir šiaip bendraujant, ir ypač tie, kurie jau pažino Kristų,
praktiškai atėjimas labai, kaip sakyti, ta linija bendraja, ta bendra paralelė arba vardiklis yra tas pats. Iki tol visi žmonės, tie, kurie jie pasakoja, kad jie ieškojo kažko intuityviai. Ir ar gali tai būti, kad tai yra normalu, Arvydai, kad praktiškai visi ir turi ieškoti, nes raštas sako, aš įdėsiu į jų širdis tą troškimą savo dvasios. Ir jisai sako, kad ne aš įdėsiu, kai žmogus kažką padarys, bet po Kristaus prisikėlimo, jisai sako, prisimeni, kai aš sakiau, kad aš įdėsiu, ir reiškia, jis įdėjo į kiekvieną žmogų. Tik tai tiek, kad ta visuma žmonių, tokių, sakykime, bendraminčių, jie turbūt sukuria tą atmosferą, tą tokią dievišką. Pavieniui mes va taip ir blaškomės, bet labai labai bendras tas toks vardiklis ateinančių. Ir tai man tiesiog suponuoja tai, kad praktiškai patvirtina, kad absoliučiai visi žmonės yra priimti Dievui. Ja. Ir jie tik tais laiko klausimas, kada ateina ir susitaiko. Ja. Ir tai patvirtina tą vietą, kad sako, aš tai susitaikiau. Sako, papasakokite dabar kitiems, kad jie susitaikytų, aš jiem neturiu pretenzijų. Tai dabar tas labai geras kampas, ir kad dar būtų įdomiau, Elvyra, tai reiškia, mes peršokim, tu ateini, gyvasis Dievas apsireiškia, ir peršokim į priekį, į tą laiko mašiną, ir mes atsidūrėm jau toj fazėje, kada tu palieki ir trečius bažnyčios namus ir proto atnaujinimo studiją. Vėlgi kartuoju, kasgi tada dabar pašaukė tave būtent į šitą kelionę ir tą naujumą kažkokį atras, nes mes išliekam, mes visi turim tos prisiltimus. Rolandas labai gerą kampą pagavai, kad laisvai ateinam, po to kodėl žmogus tada pradeda liktai slysti ir ieškoti dar. Čia gal priežasties paieška, kas įtakojo, kad man tenka, reiškia, nepasitenkinti tos bendruomenės, galimai, nebūtinai, gali būti aplinkybės. Aplinkybės, kitą miestą, bet jeigu tai yra priežastis, kuri nesuteikia to pilno, satisfakcijos ar nepasitenkinimo buvimu toje bendruomenėje, tai čia gal yra įdomesnis, kas įtakoja. Jeigu tai buvo, gal taip ir nebuvo, žinai, nes mes su ten kažkokie kaip įkalti, žinai, toj pačioj kaip jau esam, taip ir esam. Tai čia kaip atsimeni, vienas pašnekovas sako, kad tie lojalūs tie, kurie nebesusiranda kitur, ar ne? Ne, tai čia ir mes kalbam apie save, apie savo išgyvenimus, apie įėjimą tikėjimo kelių, nes mes galim pamatyti mūsų tikėjimo broliai katalikai, juk jie kaip įsodinti, jie kaip įmūryti, juos nepastumsi, ten jie juda toj paradigmai. Bet aš provokuoju Elvyrą, žinai, pasidalinti, nes tas nepasitenkinimas nebūtinai reikia suprasti negatyvę prasme. Nepasitenkinimas dažnai būna tai, kad tu matai, kad yra daugiau ir toliau. Ir šitoje vietoje, kaip tu sakai, kad tam tikrai mūsų broliai, kaip mes sakėm, kad padarė kintamus dalykus nekintamais galimai, ir atvirkščiai, nekintamus padaro kintamais. Tai štai vietai galimai gali įtaką turėti, aš biškį užvedu ant kelio, galimai gali turėti įtakas, kad aš noriu daugiau ir čia matau, kad aš sąlyginai ribojamas. Negali sakyti, nes galimai šitas laikas čia man jau yra išbaigtas ir aš jau, kaip pasakyti, pasiekiau tai ir matau, kad jeigu čia neina ta kryptim, aš ieškau to, kur aš galiu augti jo pažinime, nes priminsiu, amžinasis gyvenimas ir yra procesas, sako, tai yra pažinti. Vėl pažinimas, grįšiu prie pažinimo medžio. Pažinti, reiškia pažinime nėra kažko blogo. Reiškia pažinti tave, sako, vienintelį tikrai Dievą ir jo siųstąjį Sūnų Jėzų Kristų. Tai, ką man tai indikuoja, kad mes esame absoliučiai proceso žmonės ir tai yra sąlyginai normalu judėti, augti ir galimai keisti ir netgi galbūt bendruomenės, bet esmė yra, kaip mes į tai reaguojame. Sakykime, aplink. Tai mes visi ir spaudžiam. Tai Elvyra dabar kadangi norėjom parodyti, kad mes ne kažkokiam smerkimai ir iš neigiamo konteksto, žiūrime iš to platesnio konteksto, kas gali įtakoti žmogų keisti. Ir labai būtų įdomu išgirsti būtent kokia ta inspiracija buvo, dėka ko teko sugalvoti tokį pokytį. Kadangi mes esam vedami Dievo dvasios ir daug dalykų mes negalim suprasti,
Kodėl vieniems sako, atvažiuokite bažnyčią, kitiems sako, išeik iš tos bažnyčios, ne? Nes tai yra ir pradžioje įtikėjusių klasės yra. Šalia tos bažnyčios krikščioniška mokykla. Mano vyresniokai dabar jau vaikai, jie buvo šitoj mokykloje. Ir ten ir darželis, ir mokykla, ir visa bendruomenė, visas klubas tėvų, vaikų, apie vaikų auklėjimą, Dobsono knygos studijavom. Tai yra nuostabu. Mes augom ir tas laikas, aš tokia dėkinga Dievui ir už pastorius, už vyresniuosius, tai buvo nuostabu. Sunkiausiuose dalykuose, kur atrodo, negali praeiti, tu turi sesių, brolių pagalbą, mokytojo, kurie stovi, nes pas mus ir namai sudegė, ir mano sveikata buvo labai blogai. Ir visur tu esi apglėbtas brolių sesių, jie tave neša. Ir atrodo, kad žadėjo, kad viskas tai bus labai gerai, o čia žiūri ir tas, viskas griūna. Sako, bet Dievo šlovė laukia. Aš sakau, aš jau nenoriu tos Dievo šlovės, kad tik pasibaigtų visi tie dalykai. Ta prasme, tu nesupranti, bet kaip yra gerai, kad šalia yra tie, kurie veda tave. Tai čia bažnyčia yra Dievo instancija, kuri veda. Ir yra kiekviena bažnyčia, jinai turi savo paskirtį. Ir augant šitoj bažnyčioje, jo ir pastorius, mano pirmas Giedrius Saulytis, jis paskui į studijas važiuodavo ir paskui jis grįždavo ir tą apreiškimą apie bažnyčias, kad mes neturim tą patį daryti, kur kitas bažnyčias, nes kiekviena bažnyčia yra kaip tam tikras organas Kristaus kūne ir kiekvienas organas, kaip kepenys, širdis, inkstai, turi savo funkciją. Ir kartu, apie tai Paulius Korintiečiams laiške prašė. Kartu jungia mus Dievo meilė, mums nereikia konkuruoti dėl to. Ir reikėjo išvažiuoti iš bažnyčios, man buvo labai sunku, nes mes apskritai su šeima kėlėmės iš Vilniaus, kėlėmės į Juodkrantę. Nes Ričardas, buvęs vyras, tai jis žvejys ir jis grįžo, kai grįžo į savo tėviškį, į Juodkrantę, tai ten irgi buvo jam sunku, ir Dievas irgi kalbėjo, buvo T.L. Osborne tuo metu atvažiavęs ir aš laukdavau Dievo sprendimo, sakau, Dieve, aš nenoriu išvažiuoti iš bažnyčios, mano vaikai čia mokosi ir visi iš miestelio atvažiuoja, kodėl aš turiu išvažiuoti? Ir pasnikai imi ir viską. Ir būtent Dievas prakalbėjo per T.L. Osborną, kad šeima yra svarbiau, ne bažnyčia. Dievas duos tau ten, ten bažnyčia. Sunku buvo patikėti kaip, nes aš čia tokiam kaip šiltnami esu šitoj bažnyčiai ir man buvo nedrąsu tai daryti. Bet ačiū Dievui, paliko mes tą krikščionišką mokyklą ir vaikai vyresnieji su ašarom, nes buvo labai sunku. Aš sakau, tai ką renkamės, ar tėtį, ar bažnyčią? Kontroversiškai nuskambėjo, ačiū Dievui, palikom tą krikščionišką mokyklą. Atsiprašau, tiesiog labai... Dievas širdį padaro operaciją, kad mes prisirašam prie tos vietos, nes jau tampa komforto zona. Bet čia Elvyra labai teisingai. Replikuoju, nes aš klausausi, aš girdžiu. Elvyra, ko galbūt tai temai, apie ką mes kalbam, priežastis, yra, kodėl mes tokiam taške, ką mes matom, mes ne tik tai su Rolandu šnekam, kad mes čia tokie. Ir mes matom tą foną, kur aplinkoje yra. Tu paminėjai apie tą nuolankumą ir tu klausi Dievo, aš turiu atsisakyti kažko, tai aš norėčiau, bet aš stabdau, šeima svarbiau yra. Tai aš galiu pasakyti, tam laikė bendruomenė juk taip ir griūdavo, kada viskas dėl tarnavimo, viskas į bažnyčią. Šeimos likdavo nesuprasdamos, žmonas ten vienas, tu bėgioji. Ir aš matau, čia galbūt mes ir atvėrėm vieną iš priežasčių, kad taip tas toks perdėgymas arba ta rašto vieta, kada mes su Rolandu iškeliam rašto vietas, kurios yra nepatogios ar kurios buvo kaip siena. Juk visi puikiai galim dabar pritaikyti prie mūsų pokalbio rašto vietą, kur
Jėzus pats Jėzus sako, rūpestis arba dėl Dievo namų sugriauš mane, arba tas vadinamas, tai kaip čia Jėzus pergyvena dėl to, ir aš žinau, kad tos rašto vietos jis įpildavo to vadinamo žibalo ir žmonės Tu matai, iš konteksto gali ir vieną eilutę ištraukti ir kitą, žinai, kuris Bet sako, jeigu kas nesirūpina saviškiais, tai tas, irgi, sako, o kas saviškiai buvo bendruomenė. Tai aš vėl, jums leidus, vėl grįšiu prie šito pažinimo, žinai, suvokimo, nes kaip ir raštas, kuris yra pilnas. Pasodintas. Nu, aš kaip pasodintas, tarp dviejų nusidėlių, mes iš kairės, kad iš dešinės. Bet taip pat lygiai greičiai ties to, kad, kas nepaliks dėl manęs, tas nevertas. Mes turėjom, Rolandai Arvydai, tokį mokymą, kad, tarnausiu Dievui, taip kaip mes supratom, kad visą laiką bažnyčiai ir apleisdavom savo vaikus, šeimas, laiką su jais. Ir net kiti vyrai, kad laukia iš dangaus kažkokio darbo ir tiesiog vegetuoja. Tai yra pažadas, kad neteisiųjų turtai jum atiteks. Ir va, kaip tu sakai, kai ant pečiaus sėdi tinginys, bet jis save laiko tikinčiu, jisai laukia pažadą, nes jam pažadėjo bažnyčioje, kad turtai to išplūs neteisiųjų. Tai čia labai gerai pastebėjai. Aš sakydavau, kelk tinginį, reikia pradėti dirbti, žinai, o paskui tie turtai pareis, žinai. Bet kokia mintis ir priminė Elvyra mums, mes su tam turėjom ir laidą vieną apie būtent tai. Teisiųjų turtai? Neteisiųjų turtai, žinai, bet kas įtakoja šitą pokytį, nes mes, kaip ir tu sakai, ieškojame praktiškai visi žmonės yra, nes įdėta yra Dievo meilė kiekvieno žmogo, ar ne? Ir intuityviai susitinka su jo meilė. Ir kada mes tą vadinamą atgimimą įvykdėme arba susitikome su tą mintimi ir su Kristaus dvasia ir jinai palėtė mus, mes tikėjimu ir to tokiu vidiniu pajutimu mes sakėm taip, aš tai priimu. Ir mes gyvename toj vaikiškoj, gražioj, naivioj laisvėj, kurie buvo apsupta tokios tikrai globos meilės, tos agapė, tos tikrosios, besąlygiškos. Apie laidą aš to primenu. Ir mes kalbėjom apie tai, ar gali būti tai, kad paskui mes, kaip būdami tie naujai nušvitę, prisikvietėm įvairių dusgentojų, tai yra mokytojų, kurie pradėjo nešti savo mokymus iš savo denominacijų, iš savo doktrinas pradėjo mums sudėti ir mums sudėjo tam tikrus mokymus, va čia galima, čia kas nepaliks, o čia kas jeigu nesugriauš. Ir mūsuose, ir mūsų normaliai, kaip protose, mąstančiose būtybėse, prasidėjo tam tikras susidvejinimas. Reiškia, aš jau nebe taip mylimas besąlygiškai, bet jau tarsi esu mylimas pagal kažkokias sąlygas. Lankysiu, darysiu, kiek dažnai lankysiu, kiek daug darysiu. Ir iš čia kyla va tie visi ir susiskaldimai, dauguma atveju. Ir konfliktai šeimose, nes, sakykime, pora, vienas gal labiau orientuotas į bažnytinį pasitarnavimą, ten kažką, kitas gal mažiau, jisai labiau į šeimą orientuotas, nesakau dabar vyras ar moteris, būna visaip, nors dažniausiai moteris labiau į šeimą, vis tiek kažkaip traukia, arba, būna vis tik. Tai aš galvoju, kad va šitie įvairūs mokymai ir galimai gali ir padarė tam tikrą įtaką, ką mes šiandien ir turim. Krūva visokių denominacijų, bendruomenė iš po bendruomenės, ta pati tikėjimo bendruomenė, ar ne, jinai irgi savo metu buvo labai įspūdingo dydžio ir paskui kažkas įvyko ir kažkaip tais jos susiskaldė, bet iš jų išėjo labai daug gražių bendruomenikių, sakykime. Taigi kviečiu visus prisijungti sekantį kartą, darome šitos laidos pratęsimą. Sudie, brangieji.